Labas rytas, mėlyjeji ponai ir ponios. Dabar yra 5 ryto. Aš šiandien pabudau 4 ryto su žadintuvu, žinoma. Prabudau ganėtinai lengvai ir jau prabudau su nusiteikimu, kad šiandien iš ryto bėgiosiu. Tad dabar jau prasibėgu 5 kilometrus. Dar nuėjau į vaikų žaidimo aikštelį čia esančiam parke. Pakabėjau ant turnyko, pratempiau stuburiuką, o dabar grįžtu namo. Apsiprausiu, papusimčiausiu, išlydėsiu vyrą į darbą ir kibsiu prie savo kūrybos, kurią apleidau. Tai montavimo video ir kelimo YouTube'ą. Iš tiesų biškį motyvacijos trūksta, bet suprantu, kad reikia, dėl to, kad kiekvieną dieną tenais video daugėja, nes kažką taip pafotografuoju, filmuoju kasdien, tad kaupės. Čia žinot, kaip netvarkoma spinta. Perki rūbus, dedi, gurdai tą spintą, dedi ir galų gale nerandi, kai tau kažko reikia. Tai vat man irgi reikia apsitvarkyti savo turimą medžiagą telefone. Sekant dabar video, kurį aš kuriu, yra labai toksai širdžiai mielas. Ir galiu trumpai pasakyti, kad tokias istorijas jūs tikrai esate matę per YouTube'ą. Šiaip tikrai esate socialinėje erdvėje matę. Ir iš tiesų, kai žiūrėdavau tos video, aš negalvodavau, kad susidursiu irgi su tokia situacija. Ir tai yra apie sužeistą gyvūną, kai tu jį priglaudi, pamilsti, pradedi rūpintis ir vėliau jisai atsigauna ir tau tenka su juo atsisveikinti ir jį paleisti laisvę atgal. Tai tokia istorija, nesakysiu, kas per gyvūnas, pamatysit, tegul tai būna mini tokia intriga. O dabar reikia nestovėti vietoj, nes labai šalta. Šiandien nuliukas iš ryto, nežinau, kaip čia žiemą teks bėgiot. Gal reikės į salę eiti, arba gal čia bus valomas takas ir galima bus lengvai bėgiot. Bet kol dar sniego nėra, naudojuosi tą progą, kad galima pajudėti fiziškai. Tai va tokie va reikaliukai. Pradėjau bėgioti 4 ryto, mes jau praeitą savaitę su vyru pamėginam pabust. Kodėl nusprendėm? Dėl to, kad tokiu būdu anksčiau atsikėlus ilgesnė diena tampa. Nes pasirodo, kad 24 valandų paroje neužtenka. Tad norisi kažkaip pasiskirstyti dieną, pasiplanuoti taip, kad viskam užtektų laiko ir savo savirealizacijai, ir buities darbams, ir darbui, ir artimiesiems. O tas laikas labai tirpsta, tad nusprendėm anksčiau keltis ir ryto laiką skirti būtent savo. Ir tai tokie maži žingsneliai. Žinot, kardinalūs gyvenimo pokyčiai prasideda nuo mažų žingsnių, nuo mažų pokyčių. Tad juos galima pradėti keisti tiesiog nuo savo kasdienybės rutinos, nuo kasdienybės įpročius, senus įpročius pakeisti naujais ir žiūrėti, kas iš to gausis. Tai vat.